Projekto tikslas yra būtent sudaryti sąlygas kuo didesniam vaikų skaičiui, tobulinti savo technologinius gebėjimus, mokintis dronais, skraidyti, konstruoti jus, nes dronai yra ateitis ir ateitis dėl to, kad jų pritaikomumas plečiasi kiekvieną dieną, skaitant ir žemės ūkį, skaitant ir servisą, vaistų išvežiojimą, monitoringus, gaisrų valdymą ir tie dalykai plečiasi. Tai reiškia, kad ateityje reikės ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliu kuo daugiau žmonių, kurie tai supranta, kurie tai išbandė ir kurie tai toliau keliaus į universitetus, kur jie tobulins savo žinias. Vaikai yra mūsų ateitis ir matome, kad vis dėlto mokykla tai yra institucija, kur mes ugdome vaikus ir skiepėme jiems visas mūsų valstybės pagrindinės vertybės. Ir šitoj vietoj vaikų mokymas ilgalaikį perspektyvų, ypatingai kalbant apie šį Linešos ir Tech projektą, yra be galo svarbus, nes jisai programuoja tam tikrą ilgalaikį efektą. Tai yra mūsų vaikai iš tiesų ateityje įgis reikalingas žinias ir įgūdžius techninius, kūrybingus, iš kitos pusės ir žaismingus. Vaikų ugdymui kartu su dronų konstravimu, su dronų operavimu, ugdytis ir pasitikėjimą savimi, ugdytis techninės kompetencijas ir matyti labai svarbu Lietuvai ir gynybos srityje pasirengimas ir taip pat matyti svarbu labai yra tos inžinerinės specialybės, robotikos ir visi kiti elementai, ko trūksta Lietuvoje dabar tų specialistų. Labai džiaugiamės, kad galime turėti tokį pilotinį projektą, tai yra naują projektą Lietuvoje kaip EdTech. Ir ten vaikai išmoks ne tik skraidyti dronų, bet ir išmoks suprasti jų technologijas, suprasti jų inžineriją ir taip gerinti savo ne tik tai įgūdžius, bet ir savo supratimą apie tai, kaip veikia būtent naujos technologijos ir inžinerija. Tai labai smagu ir labai džiaugiamės.